Labas, mano vardas yra Amanda ir sveikinuosi šį rytą su jumis iš Kosta Rikos. Norėčiau šiandien pravesti tokį trumpą įvadą į pranajamos praktiką. Tai yra jogos kvėpavimo pratimų praktika. Ir labai svarbu yra nepamiršti ir kvėpavimo pratimų praktikuojant jogą, nes tai yra viena iš jogos šakų. Nes mūsų kvėpavimas yra tiesiogiai susijęs su mūsų fizinė sveikata ir emocinė būsena. Ir taip, kvėpavimas yra pirmas dalykas, kurį mes darome, kai gimstam, įkvepiam orą, ir paskutinis dalykas, kurį darome prieš mirštant. Tai, manau, yra verta atkreipti kažkiek dėmesio į kvėpavimo procesą ir per patį gyvenimą. Visų pirma, praktikuojant pranajamą yra labai svarbu patogiai atsisėsti ir užtikrinti, kad kūnas yra atsipalaidavęs ir nėra jokios įtampos ir skausmo kažkur kūne. Tai gali būti bet kokia sėdima pozicija, kur stuburas yra tiesus. Dabar aš sėdžiu didvyrio pozoje, bet galima ir sukryžiuoti kojas, galima sėdėti ant kėdės. Visai svarbu, kad sėdėtume ir stuburas būtų tiesus. Kokiu metu mes praktikuojam pranajamą, tai būna po jogos pozų, tradicinės jogos praktikos. Dėl to, nes tuo metu po tos fizinės veiklos mūsų kraujagyslės yra išsiplėtusios ir tuo metu galime įsiskverbti daugiau deguonies į savo kūno ląsteles, kai jau praktikuojam kvėpavimo pratimus. Ir tada, kai kūnas būna prisotintas deguonies po pranajamos, galime eiti į gilesnę meditaciją. Tai visas metodas gaunasi jogos pozų praktika, tada pranajama, kvėpavimas ir tada meditacija. Dabar truputį giliau apie kas ta pranajama. Tai žodis verčiasi kaip kvėpavimo kontrolė, bet galima viską suprasti ir šiek tiek giliau. Pavyzdžiui, žodis prana reiškia tą mūsų gyvybinės jėgos energiją, kuri teka visam kūne ir šiaip yra viskame, kas ir gyva. Pagal jogos filosofiją taip yra manoma, kad viskas, kas gyva, augalai, gyvūnai, žmonės yra pripildyti gyvybinės jėgos energijos. Bet kam patinka žiūrėti iš daugiau moksliškos pusės, taip pat galima įsivaizduoti tiesiog tekantį kraują per kraujagyslės. Tai čia yra prana ir tada ayama reiškia išplėsti. Tai senovės jogiai naudoja pranajamos praktiką tam, kad išplėstų savo gyvybinės jėgos energiją ir ta energija būtų stipresnė ir jie būtų sveikesni ir turėtų visokių galių. Bet taip pat galime tai įsivaizduoti kaip savo kraujagyslių išplėtimą ir geresnę kraujotaką visam kūne, bet kame čia irgi slypi paslaptis, tai kad net paimant senovės jogų filosofiją apie didinimą gyvybinės jėgos energiją kūne, šiais laikais mes žmonės, kurie gyvename modernius gyvenimus ir esam pripratę gyventi rutinose ir visada būti užsiejami ir galbūt bėgti nuo savo tikrųjų aš, galime pastebėti, kad prieš plečiant tą gyvybinę jėgos energiją yra svarbu užtikrinti, kad ji gali tiesiog visų pirma laisvai tekėti kūne. Labai dažnai pasitaiko, kad kažkur yra energija galbūt užstrigusi ir nėra visiškai laisvo tekėjimo per visą kūną. Ir čia jau įeinam į čakrų teritoriją. Tai kūne yra 7 čakros ir dažniausiai ir yra tose 7 vietose kažkokie tai energijos mazgai ar emociniai mazgai. Ir paskui praktikuojant pranajamą mes po biškį juos galime atrišinėti ir jausti tai, kaip kažkur užstrigusi energija staiga pradeda tekėti ir jaučiamės daug geriau.
Ir galite pasidomėti daugiau apie 7 čakras ir kur pas jūs galėtų būti užstrigusi ta energija, bet kame esmė vėl iš moksliškos pusės. Čakros yra energetiniai centrai kūne, bet jie irgi tiesiogiai paveikia ir mūsų fizinę, ir emocinę sveikatą. Dėl to, nes tose vietose, kur yra tos 7 čakros, taipogi yra mūsų centrinės nervų sistemos kompleksai. Ir būtent tose 7 vietose ir taip pat hormonus kuriančios liaukos. Taip pat atitinka į čakrų vietas kūne. Ir kaip žinome, mūsų hormonai labai stipriai paveikia mūsų emocinę savijautą. O dabar galime pradėti su keliais pratimais, kurie padės mums giliau suprasti, ką reiškia tie kvėpavimo pratimai ir pranajamos praktika. Tai pradėsime su OM giedojimu. Ir OM giedojimas gali atrodyti kaip giedojimo pratimas, o ne kvėpavimo pratimas, bet iš tikrųjų visi jogiai pradeda savo ir jogos praktiką, ir pranajamos praktiką giedodami OM vien dėl galios, kurią šis garsas turi. Tai OM giedojimas vibruoja 432 Hz dažniu ir šitas dažnis yra visos visatos garso dažnis. Tai jeigu paimtum bet kokį garsą iš gamtos, pačioj esmėj viskas vibruoja tiesiog 432 Hz dažniu. Todėl, kai mes giedojam OM, galime įeiti į čia ir dabar, į gilią sąmoningumo erdvę ir prisijungti prie to dažnio į save ir į visą aplinką aplink mus. Tai tiesiog labai padeda mums įeiti į reikiamą erdvę, norint toliau praktikuoti pranajamą. Tai galime tiesiog visi kartu 10 kartų pagiedoti OM. Ir tai darysime giliai, lėtai ir sąmoningai įkvėpiant. Ir tada iškvėpiant giedosime. Pirmas pratimas
su kuriuo yra patartiniausia susipažinti, įžengiant į pranajamos praktiką. Tai yra tiesiog joginis kvėpavimas, žinomas kaip pilvo kvėpavimas ir tiesiog sąmoningas, lėtas ir gilus kvėpavimas. Tai padeda mums susipažinti su tuo, kas per jausmas būti sąmoningiems, kvėpuojant, labai įsigilinti, kas vyksta kūne, nes prieš pradedant kvėpavimą kontroliuoti ir plėsti, labai svarbu su juo tiesiog susipažinti. Tai senovės jogiai taip pat stebėdavo gamtą ir gyvūnus ir stebėjo, kad tie gyvūnai, kurie kvėpuoja labai lėtai ir giliai, pavyzdžiui, vėžliai, gyvena labai ilgai, o tie gyvūnai, kurie kvėpuoja greitai, tai pavyzdžiui, gepardai, gyvena labai trumpai. Šiandien su šiuolaikiniu mokslu žinome, kad gilus ir lėtas kvėpavimas iš tikrųjų nuramina mūsų nervų sistemą ir tai yra raktas į gerą savijautą ir fiziškai ir emociškai. Kuo labiau mes galime nuraminti savo nervų sistemą, tuo geriau mes jausimės. Tai šiuo pratimu mes naudojame pilvą ir iš tikrųjų galime apimti pilvą, kad viduriniai pirštai liestųsi ir giliai, lėtai, sąmoningai įkvepiame. Galime pastebėti, kaip pirštai nutolėjo nuo vienas kito ir iškvepiant sugrįžta. Ir tiesiog kurį laiką būname su kvėpavimu, sekame pojūčius kūne. Būname sąmoningi su kvėpavimo procesu. Grįžti į normalų kvėpavimą ir toliau susipažinę šiek tiek su kvėpavimu galime žengti į ujjayi kvėpavimą. Ir ujjayi kvėpavimas, pasistengsiu, kaip galiu paaiškinti, yra kvėpavimas per gerklę. Įkvepiame orą per nosį, bet visa veikla ir koncentracija eina į gerklę. Tai mes įkvepiant ir iškvepiant per visą kvėpavimo procesą esame įtempę gerklės raumenis. Susiauriname tą gerklės angą.
ir leidžiame tokį kaip ošimo garsą, tokį beveik kaip knarkiant, miegant, bet ne visai. Ir kviečiu jumis šiek tiek paeksperimentuoti dabar su to pojūčiu ir galite įkvepiant orą per nosį, leisti ošimo garsą su gerkle. Ir šis kvėpavimas yra labai naudingas tam, kad jis taip pat yra efektyvus atpalaiduojant nervų sistemą. Jis padeda mums susikaupti, gauti švarias mintis, švarią galvą ir taip pat didina mūsų jautrumą šitai gyvybinės jėgos energijai tekant kūne arba didina mūsų gebėjimą pajausti kraują tekantį kūne ir kraujotaką visam kūne. Tik savo tempu taip pat galime įsijausti į ujjayi kvėpavimą, užsimerkti ir taip pat sąmoningai sekti kvėpavimą ir kaip jis įeina ir išeina iš kūno. Vienas labai svarbus dalykas apie kvėpavimą yra, kad kvėpavimas susideda iš 4 dalių. Tai nėra tiesiog įkvėpimas ir iškvėpimas. Yra įkvėpimas, pauzė, tada iškvėpimas ir vėl pauzė. Ir kuo toliau einame į pranajamos praktiką, tuo didesnę svarbą užima tie momentai pauzės, tos ramumos tarp kvėpavimo. Ir tuose momentuose, kai sulaikom kvėpavimą, tada ir įvyksta visa magija ir visas kūno išsivalymas. Tai kviečiu jumis atkreipti dėmesį, kai jausitės patogiai į būtent tas pauzes. Ir kai jau jausitės patogiau su savo kvėpavimo sekimu, kviečiu jumis atkreipti daugiau dėmesio į tą pauzę, nei į tą įkvėpimą. Pavyzdžiui, toks metodas yra rekomenduojamas, kad jeigu įkvepiam 1, laikom 2. Iškvepiam 1, laikom 2. Kad mūsų laikymas būtų dvigubai ilgesnis negu įkvėpimas ir iškvėpimas. Tai 1 sekundę įkvepiam, 2 laikom. 2 sekundės įkvepiam, 4 sekundės laikom. Bet galite paeksperimentuoti patys ir galbūt tiesiog visų pirma kreipti dėmesį į tą pauzę ir tada bandyti ją ilginti pagal savo pojūčius ir kaip jums jaučiasi geriausiai ir patogiausiai. Tai galime toliau tęsti ujjayi breath. Dar minutę. Atkreipiant dėmesį į pauzes.
vėlgi galime grįžti į normalų kvėpavimą. Ir dabar eisime į pirmą tokią tradicinę pranajamos praktiką, kuri vadinasi Nadi Shodhana. Tai šita yra irgi viena iš pirmųjų pranajamos praktikų, kurios yra mokamos pradedantiesiems, bet ji yra labai galinga praktika ir netgi labiausiai pažengę jogiai šiomis dienomis skiria bent 20 minučių savo praktikos Nadi Shodhana kvėpavimui, nes jis turi labai daug galios ir gydymui, ir šiaip žmogaus geroviai. Ir kodėl taip yra? Tai čia naudojam dvi pusės nosies ir vis keičiam, pro kurią įkvepiam ir iškvepiam orą. Šitos dvi nosies pusės iš tikrųjų signifikuoja mūsų vyriškas ir moteriškas pusės kūne. Tai čia šitos pusės neturi nieko bendro su lytim ir moterim ir vyrais, o tiesiog su energija kūne. Ir iš tikrųjų galite ją patys pastebėti. Pavyzdžiui, mūsų dešinioji pusė yra mūsų vyriškoji pusė, tai tiesiog reiškia aktyvioji energija, o mūsų kairioji pusė yra mūsų moteriškoji energija, tai ši energija yra daug ramesnė. Ir kaip tai galite stebėti, tai kas 90 minučių sveikam kūne turėtų keistis, kokia šnervė pas jūs yra aktyvesnė tiesiog kvėpuojant. Galite atkreipti dėmesį. Pas mane dabar kairė yra aktyvesnė, jaučiuosi gan ramiai, atsipalaidavusi, bet šiaip galite stebėti, kad per dieną tai keisis ir gali būti, kad iš tikrųjų pas jūs dažniausiai yra viena ar kita aktyvesnė, tiesiog kvėpuojant. Atkreipkite dėmesį, kaip jaučiatės. Pavyzdžiui, jeigu aktyvesnė šnervė yra dešinė, greičiausiai jūs darote kažką, užsiemate kažkokią veiklą ir jaučiatės energingai, darbščiai. Tai galite tai pastebėti savo kūne. O Nadi Shodhana kvėpavimas iš tikrųjų yra balansą tarp dviejų pusių. Nes vėlgi, jeigu yra kažkoks balansų išjudėjimas ir nėra viskas balansuota, tada ir gali atsirasti visokios emocinės problemos ir ligos, bet kuo daugiau balanso sukuriame kūne, tuo sveikesnis kūnas tampa. Ir būtent su šita praktika mes galime išbalansuoti viską savo kūnuose. Kaip tai praktikuojam? Tai paėmėm dešinę ranką, rodom ir vidurinį pirštą, pridedame prie trečios akies čakros, tai yra tiesiog antakių vidurio. Ir tada naudosime nykštį ir bevardį pirštus. Tai visą laiką pradedame su įkvėpimu kairėje pusėje, taip uždengiame dešinę šnervę ir įkvepiame giliai, lėtai ir sąmoningai. Tada uždengiame kairę su bevardžiu ir iškvepiame per dešinę. Tada vėl per dešinę įkvepiame. Uždengiame dešinę, iškvepiame per kairę. Įkvepiame per kairę. Uždengiame kairę, iškvepiame per dešinę. Įkvepiame per dešinę. Uždengiame dešinę, iškvepiame per kairę. Įkvepiame per kairę. Uždengiame kairę, iškvepiame per dešinę. Įkvepiame per dešinę. Uždengiame dešinę, iškvepiame per kairę. Įkvepiame per kairę. Uždengiame kairę, iškvepiame per dešinę.
Ir toliau visą tai darome savo ritmu, giliai, lėtai ir sąmoningai, atkreipiant dėmesį į pauzes tarp kvėpavimų. Truputį galime grįžti į normalų kvėpavimą. Ir šiandien tai viskas. Čia buvo trumpas įvadas į planiavusių praktiką. Bus daugiau medžiagos į kaip eiti toliau su šitą praktiką. Bet kol kas tai viskas. Linkiu jums gražios dienos ir nepamirškite, kad ir kur bebūtumėte, visada galima grįžti namo, o namai tai ir yra mūsų kvėpavimas. Ačiū.